Garbėjus Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus antrojo mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime testinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Toliau kalbėsim apie eilutę: taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Tai žmonos kūnas nėra vyro kūnas, bet jis privalo jį mylėti kaip savo. Ir taip parodo į jų vienybės charakterį. Tam tikra prasme meilė padaro kito asmens aš savo asmeniniu aš. Čia biškį reikės paaiškinti. Tikiuosi, paeis. Čia dabar kaip įsivaizduoju, tarkim, pajaučia, kad žmonos ranka yra šiurkšti ir jai nuperka kremo rankų. Čia maždaug taip rūpinasi kūnu. Nu jo, galima taip pasakyti. Labai tiesiog apie kūną kalba, tai čia. Taip. Tai meilė ne tik vienyje, bet ir leidžia persmelkti viens kitą, dvasiškai priklausyti viens kitam. Aš tam tikrą prasme tampa tu, o tu aš. Šį principą lengviau būtų suprasti su mamos ir kūdikio pavyzdžiu. Kaip jau supratote, šitą analogiją dažnai naudoju. Mama dar ten nėščia ir jau pagimdžiusi. Ir žiūrinti savo kūdikį, mama mato jame tam tikrą kopiją savęs. Nes jame yra jos genų, ane? Ir jisai iš jos išėjo taip, ane? Čia jos vaisius. Nes ji yra jo mama. Mato ir savo misiją, nes jos naujoji tapatybė, tos tapatybės dalis yra mama. Ir ta tapatybė susiformavo per kūdikio atsiradimą. Kai tas kūdikas atsirado pasaulyje. Jis yra tos tapatybės taškas. Toks koncentracijos taškas, sakykime. Ji turi pareigą jį prižiūrėti ir jo rūpintis, nes jis be jos negali. Ir čia tu virto aš ir aš virto tu. Panaši turi būti ir sutuoktinio meilė. Kad tame kūdikyje jinai mato aš kitą ir jos aš tampa tu, nes jos misija yra tas kūdikis. Žodžiu, gal sunku pagauti, bet čia yra labai toks gilus intimus ryšys, kur ta vienybė jinai labai akivaizdžiai pasireiškia. Nėra aiškus susipainėjimo, kad dabar neaišku, kas aš toks. Aš lieku savo asmeniu. Tiesiog su kitu asmeniu ant tiek susivieniju, kad, kaip ir sako Biblija, du tapo vienu kūnu. Tačiau jie išlieka asmenybės. Ir matome, kad vyras yra tas, kuris myli, o žmona yra ta, kurią myli. Iš tikrųjų. Ir tas klusnumas tada reiškia meilės patyrimą moteriai. Tai galim pasakyti, kad vyras yra dovanojimo, o prieš tai pasiūlymo pozicijoje, nes jisai pirmas pasiūlo save moteriai ir jinai, kaip jau kalbėjom, savo paslapties šeimininkė, slėpinio. Jinai pasako arba taip, arba ne. Jeigu pasako taip, tai jis tada jau nesiūlo, o dovanoja save, o jinai priima. Pirmiausiai. Čia yra toks pirminis variantas. Bet tada jie turi pasimokyti viens iš kito. Moteris turi pasimokyti dovanoti, o vyras priimti. Tas pats buvo ir kai vyrui Dievas atvedė moterį, pradžios knyga 2:24, kur šitoje ištraukoje ir kitur irgi pabrėžiamas tas vyro aktyvumas. Tai yra jis, nors jam atvedama moteris, ta moteris yra dovana, tačiau jis pirmas apie ją kažką pasako. Ir jo priėmimas jos iš Dievo yra ta dovana. Kad jis parodo, taip aš tave priimu, tu man svarbi, ateik, žinai.
ir tu esi mano kaulas ir kūno kūnas. Ir jis pasako, tu vadinsis moteris. Žodžiu. Ir taip pat ir draugystės metu vyras dažniausiai akivaizdžiai dovanoja, o moteris priima. Ten komplimentai, rūpestis, pagalba, ant kurių pastatytas ir mūsų visas etiketas, ane. Taip pat gėlės, eilės ir panašiai. Tai atsispindi ir lytinio akto metu. Vyro ilgesys yra inicijuojantis ar moters priimantis. Čia, manau, nereikia per daug aiškinti. Ir tai taip pat parodo ir orgazmai skirtingų lyčių, ane? Vyro susijęs su sėklos davimu, o moters su priėmimu iš tikrųjų. Yra iš tikrųjų mokslininkams paslaptis, kam reikia moters orgazmo. Jie iki šiol neišsiaiškino 100% iki galo. Tačiau yra versijos, kurias dabar įgarsinsiu, bet man toks yra visai labai keistas Dievo egzistencijos rodymas. Kad tipo, jo, kaip ir biologiškai nebūtinas, jeigu tos versijos yra neteisingos, ne? Bet Dievas ir moteriai suteikia galimybę džiaugtis tą meilę kūnišką, ne? Tai versijos yra tokios dvi, kad makštyje susidaro tokie susitraukimai raumenų orgazmo metu, kurie padeda sėklai judėti ties gimdos, kur ir įvyksta apvaisinimas. Taip pat orgazmo metu išsiskiria papildomai skysčių, kurie tarsi padeda irgi judėti sėklai. Yra kaip, nežinau, kaip transportas toks iki gimdos. Be to moterims yra lengviau pasiekti ir stipriau pajusti orgazmą, kai jos yra vaisingame savo ciklo laikotarpyje. Tai irgi parodo į tai, kad visą tai yra labai visų pirma su vaisingumu susiję, o visų antra ir su tokiu receptyvumu, su priėmimu. Ir tai galima susijęti ir su naujos gyvybės atsiradimo stebuklo džiaugsmu, iš tikrųjų. Ir tada vėliau po draugystės stadijos per tapimo vienų kūnų santuokiniame akte moteris irgi išmoks duoti. Tai reiškia išvystys savo maskulinišką pusę, tokia vyriška, ne tai, kad jinai vyrų taps, bet jinai išvystys tai, kas joje dar paslėpta ir neišvystyta, per tai, kad mokysis iš savo vyro. Tai bus, kai jinai pastos, o vėliau pagimdys vaiką. Nes nuo pirmų savo akimirkų vaikas yra visiškai priklausomas nuo motinos. Aišku, kai jinai nėščia, tai jisai vien nuo moters priklausomas. Tada, kai jisai bus pagimdytas, tai moteris jį maitins ir pastoviai turėtų būti su juo. Tėvas negali ilgai pakeisti moters, savo žmonos, motinos, prižiūrint vaiką. Ir tame visai matau apvaizdą, nes taip susidėjo biologiškai ir ne tik, kad kūdikis labiausiai priklauso nuo mamos. Ir tas kūdikis yra visiškai priimančio rolėje. Jis nieko negali motinai duoti, o motina negali nieko iš jo paimti. Jis yra visiškai davėjo pozicijai. Tai reiškia, kad viskas apsivertė aukštyn kojom. Kur vyras buvo tas, kuris labiausiai duoda, dabar moteris net tiesiog labiausiai duoda. Vien duoda. Ir tokiu būdu moteris atsako į vyro dovaną kitą dovaną, tai yra vaiku. Arba kitaip tariant, gražina tą dovaną, nes senais laikais, net iki šiol dabar sako mano močiutė, pavyzdžiui, kad jinai ten, bet kuri moteris pagimdė jam vaiką. Taip pat ir su Marija galim tai pamatyti, kad jinai gavo malonę, šventąją dvasią iš Dievo ir jam pagimdė sūnų. Nes čia buvo Dievo valia, kad Kristus gimtų ir atpirktų pasaulį. Tai jinai gavo malonę. Visų pirma, kad buvo avanso atpirkta ir buvo nekaltoji nuo pat pradėjimo.
O visų antra, kad susivienijo su šventąja dvasia, ne, kai buvo apvaisinta. Ir jinai pagimdo Dievui sūnų. O vyras savo ruožtu po vaiko gimimo turėtų išvystyti savo femininišką pusę, tą moterišką. Tai yra priimant dovaną iš savo žmonos, tai yra vaiką. Nes vyrams tikrai yra sunku priimti vaiką. Nelabai jie nori tos atsakomybės ir panašiai. Bet priimti tą dovaną yra jų pradžia to femininiškumo vystymo, ne? Ir taip pat jisai palaiko savo žmoną visose naujose tarnystės sunkumuose, ne? Ir tai yra feminiškumo bruožas, palaikymas tas, priėmimas kito žmogaus, išklausimas, buvimas su juo kartu, palaikymas, tai yra femininiška pusė labiau. Ir čia tinka mano tėčio pavyzdys, nes, kaip minėjau, mane vaiko gimimas įneša balansą ir tobulina tėvus. Jie pradeda vystyti savo nebūdingus dalykus. Ir mano tėtis, kai aš gimiau, jisai liko namie, kol mama buvo ligoniniai, kol gimdė ir panašiai. Ir po to jis atvažiavo, mama pasiėmė ir parvežė namo. Ir mama man kažkada pasakojo, sako, žinok, aš tokios švaros namie niekada nemačiau. Ir sako, aš bandžiau ją atkartoti daug kartų, bet man niekada nepavyko. Ir aš toks nustebintos, wow, aš galvoju, kiek ten švaru turėtų būti, ne? Jis norėjo, kad vaikui būtų tobula terpė viskas. O tėvas man pasako, aš žinok, aš savo ten Mozartą ir dar kitą kažkokią muziką gal įjungiau ir visą ten namą vos neišlaižiau. Aš galvoju, wow, tikrai. Ir jis po to palaikydavo mamą irgi, kur jie keisdavosi, kas miega, kas sėdi su manim. Ta prasme, jie bendradarbiavo tame. Galimai kai kurios santuokos dėl to ir byra, nes pora vengia turėti vaikų ir tam tikrą prasme žmona neišvysto savo maskuliniškos pusės, tai yra neišmoksta duoti, o vyras priimti neišmoksta. Ir jeigu nebuvo kitur progų išmokti tą daryti, tai toks santykis nebus ilgalaikis, nes vis tiek santykis yra mainai. Ir to norisi, nes tai yra teisinga. Taip pat ir krikščionis, tai yra mes bažnyčia, Kristaus nuotaka, iš pradžių pažįstame jaunikį ir jo meilę mums, o ir tik tada mes sugebame patys pradėti tikrai mylėti pagal Evangeliją. Tai reiškia, kad mes turim išvystyti tą davėjo pusę, o mes visi kaip krikščionis Dievo atžvilgiu esam feminiškumo pusėje, kad mes priimam meilę, ne vėlgi, kaip parašyta Jono pirmajam laiške 4 skyrius 19 eilutė, mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Ir Dievas mus pirmas pamilo būtent per lytiškumą, beje, tam tikrą prasme, nes lytiškumas primena mūsų pašaukimo meilę ir skatina jį realizuoti. Šeima, kuri kilo iš sutuoktinių lytiškumo, yra meilės mokykla. Ten mes mokamės mylėti. Per ten esam sukurti Dievo, tai yra jo meilės parodymas, kad mes esam sukurti ir mes ten mokomės mylėti. Ir mes ten sužinome apie meilę ir imame pavyzdį. Vaikas stebi, kaip tėvai myli viens kitą, kaip myli jį ir taip toliau. Tai galim dėkoti Dievui ir jį šlovinti už tą lytiškumo dovaną, per kurią mus sukūrė, išmokino mylėti iš tikrųjų. Ir svarbu taip pat suvokti, kad neturi būti taip, kad kiekvienas turi likti savo rolėje, jau kaip ir kalbėjau, ne? Bet tas būtent sujungimas moteriškumų ir vyriškumų tada yra tobulumas. Ir dėl to moteris traukia prie vyro, o vyrą traukia prie moters, nes priešingybės visada yra pritraukiamas, ne? Neigiamas krūvis yra pritraukiamas
teigiamo krūvio ir atvirkščiai. Mane traukia moteris, nes jos turi to, ko aš neturiu. Ir aš, kuris nuo Dievo sukūrimo yra padarytas taip, kad trokščiau tobulybės, aš noriu siekti tos tobulybės ir žinau, kad man tam reikia to, ko neturiu. Nes jeigu kažko neturiu, reiškia dar nepilnas, esu netobulas. Ko aš neturiu, turi moteris. Tai va. Ir Jėzus iš tikrųjų turėjo pats femininiškos pusės. Kodėl? Pavyzdžiui, norėjo apaštalų palaikymo Getsemanėje. Tai jis nesakė, aš čia viens viską padarysiu, bet jam sakom, duokit man, ne, palaikykit mane, budėkit su manim, melskite su manim. Priėmė pagalbą iš Simono Kiriniečio, pavyzdžiui, irgi. Nešė kryžių kartu. Taip. Gerai, kad patikslinai. Čia man gal viskas aišku, kažkas gal nežinau. Iš tikrųjų, vyrai tai blogai moka pripažinti, kad man nesiseka, man reikia pagalbos. Todėl jiems reikia tą moterišką pusę vykdyti. Šiuo atveju imlumo pagalboje, ne? Priėmimas, tas klusnumas, iš tikrųjų, meilė kito žmogaus. Dėl ko žmonos dažnai turi gerą ryšį su mamom, nes jos kaip moteris moka palaikyti. Pavyzdžiui, prie kryžiaus kas buvo? Marija ir kitos moteris. Apaštalų neliko, išskyrus Joną. Ja. Tai jos palaikydavo. O Jonas, galima sakyti, kad turėjo išvystyti tą femininišką pusę. Ir buvo ištikimas iš tikrųjų savo meilėje Kristui. Ir moteris žino, kad to reikia. Ir tos mamos žino, kad reikia palaikymo, dėl to palaiko savo dukras. Nors iš tikrųjų ir vyras turėtų savo žmoną palaikyti. Net gal ir pirmoji vietoj, nes jie įsipareigoja viens kitam tame pilnam atsidavime. Ir jeigu moterims lengviau yra priimti meilę iš prigimties, tai galbūt dėl to dažniau matome jas bažnyčiose. Nes tikras tikėjimas prasideda nuo Dievo meilės suvokimo ir patirties. Plius vyrams gali būti sunkiau pripažinti savo nesėkmes, nes žinome, kad vyrų motyvacija yra pasiekimai, kažkokios pergalės ir panašiai. O kai vyras turi pasakyti, okei, aš Dieve nusidėjau, aš čia apsižioplinau, ten prigrybavau ir panašiai, tai jam nelabai noris. Čia biški kovoja su jo puikybė. O mes žinome, kad atsivertimas prasideda nuo meilės, Dievo meilės suvokimo, bet ir atgailavimo irgi labai svarbus yra aspektas. Mano senelė savo šeimoje turėjo prisimti davėjo vaidmenį, nes nebuvo senelio. Ir tai reiškia, kad jinai maskulinišką savo pusę ne tik išvystė, bet ir pagrinde gyveno joje. Nes nebuvo to tėvo vyro, ne? Ir dabar turi problemų iš tikrųjų su meilės priėmimu, femininiškumu. Tai jinai labai lengvai visiems duoda, bet pati taip sunkiai priima meilę. Tai svarbu balansą palaikyti, net jeigu, pavyzdžiui, tai yra mano lyties stiprioji pusė, ne? Ir kiekvienas turi ir savo atlikti, bet ir iš kito mokytis. Bet abu yra svarbus. Ir moteris biologiškai geba priimti į save žmogų. Kalbu apie iščiasą, ne? Kad gali užgimti gyvybę ir ten atsirasti naujas žmogus. Sukurti jam vietą viduj savęs, tam tikrą prasme susitapatinti su juo, rūpintis juo, kas reiškia jų gebėjimą išklausyti, megzti intimų ryšį, užjausti, priimti, parodyti rūpestį, ne? Čia tas moters kūno sakramentalumas, kad jis kalba apie tas nematomas realybės per matomus dalykus. Rašytojas Peteris Kriftas yra pasakęs, kad įsčios simbolizuoja ir žmogaus širdį, kuri trokšta būti užpildyta Dievu. Nes kaip įsčios yra tuščios nuo pradžių, bet šiaip trokšta būti užpildytos, ne? Su tas pašaukimas vienybei ir vaisingumui. Taip ir žmogaus širdis, kaip sako Augustinas, nusiramins tik tada, kai bus užpildyta Dievo, ne? Kai nusiramins Dieve. Tai mes turim toj širdį Dievo formų skylę.
kuri gali būti iš tikrųjų užpildyta tik jo. Tai va, ir paskutinis bus dalykas iš laiško Efeziečiams kitos skyriaus, 6 paskutinio. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Tad stovėkite susijuosęs trienas, tiesa. 6 skyrius 12 eilutė ir 14. Kunigaikštystės, valdžios, tamsybių pasaulio valdovai, čia viskas kalbama apie dvasias piktas, kurios, kaip mes jau išsiaiškinom, yra nusiteikusios prieš žmogų, ypatingai prieš jo kūną. Ir jo reikia kovoti, tačiau ne su savo kūnu, bet su tomis dvasiomis, su mūsų nuodėmingumu, su tai, kas mus atveria toms dvasioms ir jų veikimui, toms nuodėmėms ir taip toliau. Ne su savo kūnu kovojam, kuris, oi, toks blogas, nori visų tų nuodėmių, reikia jį kažkaip apmarinti, kad nieko nenorėtų. Žodžiu, padaryti iš savęs, nežinau ką, sužalotus kažkokius, arba iš vis tam, žodžiu. Kas ko gali prigalvoti. Ir nereikia su kito žmogaus kūnu kovoti, nes nėra blogas kitas žmogus ir jo kūnas, nes mane traukia. Tai yra, kad tas nuodėmingumas, kuris manyje gyvena, jis iškraipia kito žmogaus kūno matymą. Ir tai nereiškia, kad tai kas buvo iškraipyta, yra blogai. Ne? Kaip Kristoferis Westas sako, kad velnis neturi savo molio. Jis gali tik tai paimti kas Dievo ir tai iškraipyti. Ir labai svarbu, kad čia rašo Paulius, tad stovėkite susijuosęs trienas, tiesa. Strienas tai yra klubų zona. Ir dažniausiai Biblijoje, kai minimos strienos, ne dažniausiai, bet turime omeny ir lytiniai organai. Tai reiškia, kad mes savo lytiškumą turime uždengti tiesa. Ne uždengti, bet susijuosęs tiesa. Tai reiškia, kad tiesoje juos laikyti, taip sakykime. Žinoti tiesą apie juos, apie tai, kam jie sukurti, apie kitų žmonių lytiškumą irgi žinoti tiesą. Ir tokiu būdu nugalėti tą blogį. Tai reiškia neatmesti, bet gyventi tiesoje. Tai reiškia gyventi pilnatvėje to, maksimaliai išgyventi savo lytiškumą. Tai to jums ir linkiu, o namų darbui, sakyčiau, vėl šitą ištrauką savo paskaitykit laiško Efeziečiams, pamastykit. O taip pat pastebėkit kažkokio kito žmogaus grožį. Čia nebūtinai gali būti išvaizda, bet būtų gerai, kad ir išvaizda. Ir pasakykite tam žmogui tą. Kažkur galite savo pasižymėti, kiek kartų pastebėjote, kaip jautėtės tuo metu, kaip kitas žmogus pasijautė. Galbūt tai taps jūsų įpročiu ir norėsite tą daugiau daryti. O šiandien dėk. Ačiū labai už paskaitėlį. Su džiaugsmu. Ja. Tai pasimatysim kitą kartą. Ir Eucharistijai. Iki. Bye bye.